Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Žvalgybos kontrolierių įstaiga šiais metais ketina atlikti patikrinimą, kaip žvalgybos institucijos renka ir tikrina informaciją susijusią su šiemet vykstančiais rinkimais. Numatoma, jog ombudsmeno įstaiga domėsis, kaip priimami sprendimai rinkti ir tikrinti informaciją apie kandidatus bei jų aplinką, kokia medžiaga yra renkama ir kokiu pagrindu taip pat bus vertinama, ar ir kam tokia informacija yra teikiama. Seimo ekonomikos komitetas šiandien bendru sutarimu pritarė pataisoms, sudarančioms palankesnės sąlygas dideliems vakarų ginklų ir šaudmenų gamintojams, įskaitant ir Vokietijos karinės pramonės milžinę Rheinmetall, kuo greičiau Lietuvoje statyti gamyklas. Komitetas apsvarstė investicijų, žemės, teritorijų planavimo ir statybos įstatymo pakeitimus. Pataisos į plenarinius posėdžių salę turėtų grįžti jau rytoj. Seime vėl registruotas siūlymas visus paspirtukų ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus įpareigoti dėvėti šalmus. Parlamentaras Julius Sabatauskas sako, kad dabar tokia pareiga numatoma tik kai kuriais atvejais. Siūlome vis tik tai šalmą dėvėti visais atvejais ir visiems subjektams, kurie vairuoja mikrojudumo priemonės. Dabar įstatyme galiojančiam yra tik tam tikrais atvejais, tai yra nepilnamečiams bei kitiems, kurie važiuoja keliu, kur nėra dviračio eismo ar kitų skirtų tam juostų. Tai čia rekomendacija vairuotojams, aišku, įstatyme dabar numatyta tiek dviratininko, riedlininko ar motociklininko šalmų. Tai čia tarsi pasirinkimui to žmogaus. Sako parlamentaras, socialdemokratas taip pat teigia, kad policija šiuo metu nesugeba garantuoti, kad būtų laikomasi mikrojudumo priemonėms taikomų reikalavimų. Pavyzdžiui, 7 km per valandą greičio apribojimo važiuojant šaligatviu. Seimui pateiktuose siūlymuose norima įvesti ir daugiau ribojimų paspirtukams ir kitoms mikrojudumo priemonėms. Tarp jų yra ir privalomas atšvaitas, šviesos ir garso signalai. Graikijoje šiandien vyksta streikai, kuriais protestuojama prieš augančias pragyvenimo išlaidas ir palyginti mažus atlyginimus. Streikų pirmiausiai paveiktas transporto sektorius, iš svarbiausių uostų neišplaukė keltai. Visą dieną streikuos ir metropoliteno darbuotojai, be to kelioms valandoms darbą nutraukė autobusų vairuotojai ir taksistai. Didelės liūtys Jungtiniuose Arabų Emyratuose sukėlė potvynius keliuose miestuose, taip pat sutrikdė tarptautinio Dubajaus oro uosto darbą. Vietos administracija tvirtina, kad tai didžiausia liūtis per pastaruosius 75 metus, kai per vieną dieną iškrito maždaug 1,5 metų lietaus norma. Per kilusius potvynius žuvo, kaip pranešama, mažiausiai 1 žmogus. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien daug kur palis, bet vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur palynos, temperatūra naktį nuo 0 iki 5 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos, nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio, diena bus nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.